Sveiki bičiuliai. Šiandien atvykome į buvusią Panevėžio ekranų gamyklą, kurioje įsikūrė Old Money Motors. Tai yra vieta, kurioje yra tvarkomi automobiliai, restauruojami automobiliai, galite įsigyti išskirtinius automobilius, galite išsinuomoti patalpas renginiam, bet gal eikim nuo pradžių, visą kartu pakalbėkim su Donatu, šios vietos įkūrėju, ir sužinokime plačiau apie šią nuostabią vietą. Einame drauge. Sveikas, Donatai. Sveikas, Juliau. Šiandien atvykome į tavo nuostabią vietą ir norėjom irgi savo žiūrovom parodyti, kaipgi čia Panevėžyje galima įkurti nuostabiai dar vieną erdvę tikriem automobilistam. Stengiamės. Tai gal norėjau pradžiai papasakotum trumpai apie pačios vietos idėją, dėl ko gimė šita idėja įkurti tokią vietą, tokį rojų automobilistam. Kažkada prieš 8 metus įsigijau tą pastatą visą. Dar buvom kitoje vietoje, čia netoliese, buvom mažesnėje patalpoje. Ir savaime gimė tokia idėja, kad va, tas kampas labai gerai, labai tiktų. Aišku, čia buvo visai kitaip, čia nebuvo jokių langų, čia buvo blokinės sienos, langeliai nedideli. Pramoninė toje gamykla, pramoninė. Visiškai, čia buvo persirengiamai kažkokie, buvo sirblinės apačioje kažkas čia buvo. Tai bet per laiką kažkas gimė. Ir gimė nuostabios patalpos, kur gal eikim kartu ir pasižiūrėkim. Dabar, kiek aš matau, čia stovi tavo automobiliai, čia yra tokia kaip ir show-off erdvė, kur stovi tavo automobiliai bei parduodami automobiliai. Jo, kažką pasilieku savo, nepardavinėjau, o kita dalis parsiduoda. Nes dirbtuvėse tu kaip ir restauruoji irgi dalį automobilių, nes irgi žinau, tikrai ne vienas kolega irgi yra įsigijęs iš tavęs automobilį, senesnį, pilnai restauruotą, irgi pasakiškai patenkintas yra. Tai darom ką galim, stengiamės, tikrai stengiamės. Taip, tai čia dabar yra, mes irgi matėme Ross Detailer Place renginyje Lerner Shine Vilniuje, čia yra 993 modeliukas. Jo, ir čia yra turbo su VLS2 tokio kaip paketu. Tai jį būdavo paima atgal į gamyklą Porsche'as. Aha. Ir padaro praktiškai tas pats, kas Turbo S-as. Tai ta turbinas deda didesnės aušinimo tepalo radiatorius, ten dar visokių priedų. Dar labai retai, kad darydavo ir įdėjo netgi ir tuos oro paėmimus, nes jie tik turbo eina, Turbo S-ui. Turbo nebūna tokių dalykų. Tai irgi atliktas tas darbas visas yra Porsche gamykloje, yra visi dokumentai, kaip patvirtinis tą dalyką. Jis buvo truputį atrodė kitaip, buvo matęs tuningo, tokio 95-ųjų. Tai mes padarėm viską atgal, kad jis būtų praktiškai taip, kaip išėjo iš gamyklos. Kuo originaliau, jo. O šiaip pats vis tiek su daug įdomių automobilių važinėjęs, kaip pojūčiai vairuojant tokį turbininį Porsche? Vis tiek ir nėra nauja mašina, kaip bebūtų, nepalyginsi su nauja. Šiaip važiuoja tikrai gerai. Viena iš mėgstamiausių mano automobilių, sakyčiau, šis yra. Tikrai geras. Tai man gal kas keista, tie pedalai jau iš apačios. Iš apačios kitoks pojūtis. Kitoks pojūtis, jau tikrai reikia priprasti, bet šiaip tai gerai važiuoja. Ir pati sėdėsina yra. Taip irgi, sakytumėm, tikrai nuostabiai įrengtas kaip man cave, bet čia yra erdvė, kur, reiškia, tu nuomoji renginiam, tai yra šitą salę galim išsinuomoti renginiam, automobilį irgi persiskirsto, arba priimti bendraminčius turbūt ir pasėdėti, pabendrauti. Tai galvojam kažkaip gal renginį ir mes patys čia kokių automobilistų surinkę, pakviesti entuziastus, kas supranta apie automobilius, kam patinka jie. Tik tai su to laiko stoka niekaip nespėjom prisiruošti, nepadarom. Gal kažkas mums negi padės ir manau, kad netgi rugsėjo gal mėnesį kažką mes sugalvosim tikrai kažkas. Vėlgi, viskas prasideda nuo noro, kai yra noras, kai yra tokios patalpos, kai yra galimybės, tai turbūt tikrai tokie renginiai gims ir gal bus tradicija Panevėžyje irgi turėti kažkokį įdomesnį renginį automobilistam. Dabar irgi pasižiūrėjau į kūriamą šitą erdvę, nežinau, tokia kaip ir akcentą šitos patalpos ir matom daug labai akcentų įdomių. Ratlankiai tikrai įdomių automobilių, brangus aparatūra, gal irgi plačiau, gal papasakok, iš kur kyla tokia idėja papuošta. Čia renki detalės, kolekcionuoji. Tai daug ką mes turim jau išlikę nuo automobilių detalių. Kažką tai jau rinkom, jau iš anksto žinojau, kad reikės, nes man šiaip patinka tokie daiktai 90-ieji, 80-ieji, tai tokie tikri dalykai, kurie tikrai būdavo tarnaudavo ilgamžiški ir jie iki šiol turi vertę. Tai tokie dalykai tikrai, ir puošia mūsų, kad ir tas aparatas kolos. Tas kolos, tai čia atsimenu per atidarimais irgi veikiantis yra, ne? Veikiantis pilnai, jo 65 metų. Manau, kad pirkau, dabar nepamenu, aš jį pirkau jau senu, kokie 8 metai praėjo, kai pirkau.
liktai įbėjai, pirkau Anglijai, parvežė, jeigu nemaišau, nes jau tikrai metų praėjo, bet viskas veikiantis 110 dar voltų jis yra, kaip buvo Amerikoje. Tai senovinis, grinai senovinis. Dvelkia senovinis. Dabar čia ratlankai irgi matau Evo, Merso ratą, AMG, tai irgi čia irgi iš kolekcijos tavo ratlankių. Taip, tai čia likę nuo mašinų, kuriam pakeitėm kažką, tai kuriam liko, kurias dar dėsime ant kitų mašinų, kur darome. Tai viskas čia šiaip keičiasi, gaunasi, kad gyva ta lentyna, kažkas pasiema, kažkas atsideda atgal. Nes čia buvo, prieš tai buvo šitą Porsche atidės įdėtas į tą lentyną irgi, dabar jos įsidėjo į mašiną jau, tai kaip ir dabar laukiam kitų, grįž pas mums dabar toksai GT3 RS su tokiam irgi nederlam sėdynėm, tai mes galvojam įdėsim jas vėlgi tada čia įdėsim tą GT3 RS, dėsim originalą, tai taip ir gimsta visokie. Man tai vienas iš įdomiausių akcentų, tai yra šitas AMG vairas. Seną Mercedes, aš atsimenu, pats savo žiūrėdavau ir vis stebėdavausi, kaip tų vairų kainos kyla, turbūt irgi dėl poreikio, dėl noro juos turėti. Tai tas vairas, čia parkau kažkada 126 Mersą, tą Landsbergį, ir toks vairas buvo. Tai vairą pakeitėm, pardavėm su paprastu, o mums liko. Ir liko kolekcija. Ja, mums liko kolekcija. Geras. Irgi yra knygutė Bizarinė, čia turbūt gal mes šiek tiek vėliau prieisim prie vieno tavo projekto, kur irgi keletą minučių papasakoti, nes ten irgi turbūt ypatingai įdomus automobilis. Taip, tai mažai kam žinomas automobilis, aš sakyčiau, mažai kas turbūt iš vis yra matę jį. Gyva. Nes aš pats nebuvau matęs iki šiol, kol man neiškrito galimybę jį įsigyti. Bet kaip pasidomė, tada gauna, kad tikrai įdomus automobilis. Bet tik reikia visur informaciją turėti ir ją gaudyti čia, kur turiu. Kaip ir su kiekvienu senų dalyku, tu turi gauti informaciją, ieškoti, žiūrėti, domėtis ir tada gauni tą tikrą rezultatą. Kaip ir dabar žiūrint į šitą irgi tavo ekspozicinę salę, yra, nežinau, kiekvienas automobilis savotiškai nuostabus ir savotiškai įdomus, tai gal irgi trumpai papasakok, kaip tau pačiam, nežinau, kyla mintis arba kuris mieliausias širdžiai, kur, nežinau, kuris daugiausia eksploatuoja arba ir kitais įdomiais kriterijais peržiūrėjus. Jeigu, nežinau, pradam nuo Aston Martin, irgi čia yra naujesnis, senesnis. Jo, čia yra Aston Martinas, Lankvišas, pilnai karboninis, kėbulas, visos durys, bumperiai, kapotai, visas rėmas, viskas pilnai iš karbono. Taip. Pirktas kaip ir daugelis mašinų mano iš Japonijos, gaunasi taip, kad jeigu matau įdomią mašiną, kuri man patinka, tai aš ją bandau įsigyti. Net, man turi patikti kažko, tai patinka, matau, kad retesnė, tai ir taip ir atsiranda pas mūsų garažiai. Kai kurios parsiduoda, kai kurios lieka, bet šita irgi yra viena, važinėjom šį savaitgalį nemažai su ją. Tai tikrai įspūdinga važiuoja. O šalia jos stovi senesnės kartos, ne? Senesnės kartos. Ir čia spalvų derinys yra būtent iš Jameso Bondo filmo. Taip. Lygiai tokia pat buvo, tokia pat vidum, tokia pat spalva. Tikra kopija kaip Jameso Bondo. Tai šitą mes parduodam. Tikrai gali, norintis įsigyti galės kažkada. Tai kas nori turėti Jameso Bondo kloną Aston Martiną, tai prašau pas Donatą, galite įsigyti. Ferrari, tai čia irgi yra V12. V12, paskutinis su pop-up eyes, kur pakyla žibintai, po šio modelio nebebuvo daugiau tokio tipo žibintų, tai irgi gan malonus važiavimui, kasdienai netgi automobilis nustebino, kad toks patogus gali būti kasdienai. Nes ir traukos, ir minkštumo, nes vėlgi čia yra toks kaip ir giminaitis mano turimo 412, irgi to V12 projekto, kurį mes irgi tvarkom, kitam sezonui paruošėm, tai čia vis tiek jau jis yra ženkliai naujesnis, bet irgi ta pati tematika Grand. Labai laukinis automobilis, jisai nėra prasėdimų jokių, jam jisai kiek spausi, tiek ir važiuoja, o bėga tikrai labai greitai kažkaip. Tai Su pareigūnais atsargiai reikia, nes ten gali labai greitai teisės prarasti. Taip čia, nežinau, Rolls-Royce'as, kuris turbūt nepabijosiu pasakyti, 2 vietas automobilio užima. Užima, tikrai taip. Čia kaip ir mūsų toksai reprezentatyvinis automobilis, mes pasiėmam klientus, jeigu reikia iš kokio oro uosto, kad atskrenda klientai iš kitų šalių, tai mes nuvažiuojame, mielai paimam, būnam kartais nustebinti, kad tokie automobilį paimam. Bet šiaip irgi jau senokai pas mums stovi gan jisai, kokie gal 7 metų, net nebepaimenu tiksliai. Aš jau pamenu tikrai, dar kai tai senai turi. Bet šiaip iš esmės patinka modelis, įdomus?
Kartą metus išvažiuoju. Neblogai. Kartą metus yra turint tiek automobilių, tai yra, manau, visai neblogas rezultatas. Mersiukas irgi atsimenu iš senų laikų, tai turbūt iš tų projektų, kur viskas pilnai buvo naujai restauruota, tvarkyta, daryta. Restauruotas, nors mes pirkom jį aukcione Japonijoje, buvo gan aukštas įvertimas, jau ar 4,5 iš 5. Buvo ganėtinai tvarkingas buvo, ne? Taip, bet pradėjus jį tvarkyti, ardyti, daug buvo žydinių rūdžių, tai visą išrinkom, padarėm iš naujo. Šiaip čia irgi toksai gan retas modelis yra SLC 500. Jie buvo sukurti specialiai ralio varžybom, homologuoti, kad būtų galima naudoti juos, tai jų tik tai buvo apie 2000, jeigu neklystu. Ten mažai šiaip jos skiriasi, kapotas buvo aliuminis, blokas aliuminis išėjo, jam dangtis bagažinės išėjo aliuminis. Mažai tų skirtumų, bet... Bet labai įdomus automobilis. Ir šiaip nedaug buvo. Jo, ir šiaip pas mus, jeigu kas turi, tai tuos SL-us arba juos veža, tai vis tiek kabrioletus pagrindė. O vat su kietu stogu, tai vis tiek yra retesni, tokia dar siaunesnė niša, bet tuo pačiu dar gražesnis automobilis. Taip. Subaru irgi matėm Vilniuje, tai turbūt irgi gal keletą žodžių apie šį, tikrai nepabėgčiau pasakyti, nuostabų automobilį. Ir retą. Retas, vienas iš mano favoritų. Teko pasidžiaugti šią vasarą nemažai, kol pavažinėjau kokias 2 savaitės aš su juo, kasdienai. Labai patogus. Tiek, kad man gal tas vairas dešinėje pusėje nėra toksai, žinai, įprastas. Tikrai ten tą bėgį jungsiu kairę ranką sunkiau truputį, bet važiuoja tikrai labai maloniai. Ir akį traukiantis automobilis. Ir čia turbūt įdomu tai, kad jisai yra labai įdomus tikriem žinovam. Nes tie, kas žino, kad mėlynas, Subaru, kur turbūt daug yra tų Subaru, bet kai tu supranti, kas yra per modelis, tai tie tikrie entuziastai, jie supranta. Taip, nes kažkada aš turėjau, daug veždavau iš Japonijos, aš tik prieš kokiais 15 gal metų, tai gal 10 panašiai, dabar nepasakysiu, bet buvo toks pat praktiškai, 2 durys, STI, Taiperas ir aš jį pardavinėjau, vienu metu taip jie buvo pastrygę, pardaviau už 4500 eurų. Perku, važiuokim sulaikom mašiną, atgal važiuojam. Neturėjo taip kainos vienu metu jie ir šiaip jie nuo jų kokį 10-15 metų atgal, tai nekainavo tokių pinigų. O dabar jinai kainuoja, žinai, kas nesupranta, čia Ferrari kaina. Jo, netoli, šiaip idealiaus būklės apie 200 000 gali kainuoti. Tai irgi, kaip pagalvoji, kad už Subaru 2 durų, turbūt 30 metų plus, mokėt 200 000, tai supranti, kad tą gali sau leisti tik tikras entuziastas. Tai va, kaip kad aš paklausiau, kuris ta mašina čia brangiausia iš visų, tai kartą pasakai, kad viena iš brangiausių yra šita Subaru, net nenoriu patikėti, net negalvoju, kad taip gali būti. Čia irgi nematytas žaislas, čia RS6, irgi atsimenu tikrai tuos laikus, kai šitie modeliai išėję buvo nauji, kažkas tokio buvo. Tai čia naujas pirkinys tavo ar nematytas? Ne, čia mano kaip ir senas pirkinys buvo parduotas ir grįžo pas mum aptarnavimui. Tai labai smūgiai grįžta trumpam į namus. Taip. Šiaip tai labai ir mažai, da jos apie 50 000 gal palyginus, tai išlaikyta automobilis tikrai geras. Mes matėme, aš irgi apėjau, apsižiūrėjau, tai viskas ir stabdžių diskai, ir saloniukas, viskas tai tikrai pasakiškai. Turim GTR? Turim GTR. Irgi prie Subaru mėlyno turim baltą GTR. Gražų, 10 000 apsukų. Tada mes gavom, pardavė mum lietuvis iš Norvegijos. Taip. Bet keistai manas, kad pats vežu iš Japonijos, o įsigijau iš Norvegijos, iš lietuvio. Buvo kitos spalvos perdažyta, šlapio asfalto lygnė, jeigu atsimenu. Bumperiai buvo tokie neoriginalūs, irgi buvo pradėti tokių bajoriukų. Tuningas. Tai mes viską išrinkom, padarėm pagal gamyklinius parametrus. Liko mums dabar posparnį priekinį, labai ilgai negavau posparnį. Buvo didžiulis deficitas. Tai kaip tik praeitą savaitę radau Anglijoje. Kaip aukso puodą. Grįžti šią savaitę jau mūtiną, jau pagaliau sudėsim. Tai dar viena problema yra ta, kad variklis jai buvo darytas, praštukų didesnė, turbina irgi liktai keista. Ir su originaliu kompu dabar nevažiuoja, nes buvo Apexi kompas. Važiuoja, bet labai siurbės. Reikia programuoti, reikia dėti sportinį programuojamą kompą. Bet neprisiruošėm. Tai dar iššūkių šiek tiek yra su juo. Yra, tik tai mes patys jau nesugebėsim to, tai vešim, kas moka. Jo.
Irgi dar vieną turim vokietį, atstovą RS4 irgi. Tai iš tų audinių, kur pripratę visi, kad A4 būdavo bulvėm vežti į sodą. Tai šitą, o atsimenu Audi, kur būdavo reklaminiai bukletai, kur yra raudona Audi greitesnė už Ferrari. Tai va irgi, tai wow. Šitą dar nebaigta, dar tvarkom visų smulkmenėlių likę, bet galvojam, kad iki naujų metų gal nors mes ją pasibaigsim. Labai norėtųsi išvažiuoti dar su 4 varomais, kur nors ant sniego pabandyti, kaip važiuoja. Pasidžiaugti tą quattro sistemą. Tai va, tiek ir tų automobilių. Jo, taigi ačiū už tokią ekskursiją šios ekspo salės ir dabar turbūt gal einame, apeisim už lango, nes matau irgi serviso zoną, kuri labai smagiai žiūrisi į šią pusę, taigi gal einam į serviso zoną ir trumpai papasakosi, ką galim rasti tenai. Einam. Patekome į serviso zoną ir iškart pasitinka gražus projektai. Tai gal irgi trumpai čia restauruojami yra T1 ir Integrale. Integrale, jo. Šitas parvežėm iš Japonijos klientui, kaip ir jau visai į pabaigą. Variklis padarytas, važiuoklė kaip ir padaryta. Užsakėm ratus kostam, kad būtų. Ir liko surinkti tik. Tas gražus deimančiukas bus. Taip, tai šitas bus neblogas. O čia Integrale, raudona. Irgi Delta Integrale, paprasta, dar ne Eva, turim vieną Eva 2 turim, bet dar nespėjomės jų pabaigti. Taip. Galvoju, kad nedarysiu praktiškai nieko, nes buvo visai neblogas stovio irgi. Ir pradėjai bet nusprendžiau, kad reikia perdažyti, tada gavosi, kad nepatinka, kaip atrodo po variklių, tada pakaba nepatiko, kaip atrodo, ir gaunasi kaip visada, kad vos nepilna restauracija. Bet sutinkit, kad atrodo, truputį tą padarysi, truputį tą ir kai pradedi ir visada. Ir taip pat su klientais lygiai, taip pat atvažiuoja pas mum, padarykit, mum čia perdažykit, arba dar kažką truputį, bet tada gaunasi taip, kad čia atrodo baisiai, tada daro ir tą vietą, tada gaunasi, kad tenai dar baisiai ir galo niekada nėra. Ir tada gaunasi krūvos pinigų, bet gaunasi gale. Bet rezultatą turės pasakyšką. Taip. Dabar šitam kampukė mes matom slaptą projektą, gal taip jį pavadinkim. Čia mūsų minėtas tas modelis Bizarinį. Gal irgi keletą žodžių, nes tikrai mažai ką žino apie šį automobilį. Nėra jis toksai slaptas. Tai gaunasi Bizarinį 5300 GT, 65 metų. Susipyko Enzo Ferraris su savo inžinieriu Bizariniu, jie buvo kartu dirbo, jis sukūrė netgi tągi GT350 Ferrari ir gavosi taip, kad sugalvojo, kad sukurs su savo automobilį, geresnį, gal netgi negu Ferraris ir per kelis metus jis sutvėrė tą automobilį, netgi su juo dalyvavo Le Mano varžybose ir ten gavosi savo klasėje vos nenugalėti, tai dabar nepasakysiu, tikrai žinojau, bet panašu. Bet aukšti rezultatai buvo. Tikrai aukšti rezultatai buvo ir gavosi toksai kaip ir biški mišrūnas, nes dėjo motorą iš Korvetės V8, o visą kitą pasidarė jie kaip ir pas save. Ir jų nebuvo pagaminta labai daug ir mačiau dabar, kaip tik įsidėjo aukcioną, žalią. Vieną iš pirmųjų irgi aliuminio kėbulų, kaip ir mūsų, nes aliuminis buvo vienas iš rečiausių, pačią pradžią gaminami, paskui padarė jau iš stiklo audinio jas pradėjo gaminti, tai startuos liktai nuo 1 milijono, kažkas tokio. Wow. Tai kai šis automobilis bus užbaigtis, turbūt Subaru mėlyną pralenks. Manau, kad tikrai pralenks ir ne vieną kartą. Ir kartą. Tiek, kad čia darbo dar metai, gal 2-3 gal. Bet turint senus automobilius, iš esmės per daug neskubi, plus kad pas tave patalpos irgi yra įvairūs cechai, kur vyksta darbai. Tai vat kaip ir čionai yra, aš kaip suprantu, variklių cechas, kur vyksta variklių perinkimai. Baiginėjom Porsche 912. Kaip ir praktiškai beveik surinktas variklis, planuojam už 2 savaičių dėti atgal į automobilį jau, bandyti kurti ir žiūrėti, kas mums čia gausis. Kas gausis? Tai gausis gerai, variklis blizga. Manau, kad turėtų gautis neblogai. Geras. Tai labai smagu. Toliau yra tvarkymo cechas, pagalbinis cechas. Jo, čia yra mūsų metalas, suvirinimo, formavimo metalo.
ir meistrai padaro praktiškai, jeigu kažkas surūdėt, mes keičiam, darom, kai ko negaunam, galim pagaminti praktiškai patys. Jo, viską pasidaro. Ypač tai turbūt aktualu ir svarbu yra, kai gamini tokius arba senovinius, arba retus automobilius, kur nėra galimybių gauti dalių ir tu turi pats tas dalis susikurti. Tikrai taip, net ant Audi praktiškai, tai ir netgi va to, kur mes matėme, ta B5, jei detalių nebėra nieko iš vis, negaliu sakyti, viską turi, norėtum kažką tai iš metalo, kažką turi gamintis arba ieškoti kažkur antrinį rinkai, kur naudotas. Taip, jūs turite dažymo kamerą, dažot? Jo, dažom, ruošiam, praktiškai mes darom viską, tik nedarom salonų. Tai va, neturim tokios galimybės, neturim kas pasiūtų, pervilktų ir panašiai. Na, bet turbūt irgi meistrų Lietuvoje yra, tai šią problemą išsprendžiat, subnuomojat. Čia yra dabar detalių paruošimo cechas, turbūt cechas, čia ruošiam. Tai čia gal tas parčiukas minėtas, į kurį tas blizgintis variklis. Tikrai taip. Čia irgi gaunas kokių kelių metų mūsų projektas, tai buvo irgi labai smarkiai surūdijęs, atrodo atvažiavo kaip ir gražus, bet pradedi krapštytis ir viskas birėt pradeda. Špaklė centimetrais ten buvo po juo ir visas vyrintas, pervirintas. Nu, bet čia dažniausiai taip ir būna, čia taip dažniausiai ir būna. Supratau, geras. Ir dabar šitoje zonoje, tai yra tie langai, kur mes matėme iš ekspozicijos salės, tai yra jau tokia kaip ir servizo. Čia jau mūsų kaip ir gaunasi kaip ir serviso arba surinkimo, tai kas atvažiuoja jau po... Švaresni darbai, kur jau susirenka. Dažymo, kur mes jau viską renkam tada jau. Ir galutinis variantas, rezultatas gaunasi čia jau šitoje patalpoje. Ir iš šitos patalpos perina ekspozicijos salės patalpas. Tai viskas vyksta taip, tokiais cechais, etapais ir nain. Mes važiuojam, taip ir gaunasi. Taip. Geras. Nu kągi, tai čianai dabar irgi vyksta, kaip irgi norėčiau priminti žiūrovam, tai tiek tu savo automobilius tvarkai, tiek klientų, tai irgi jau kas nors turi seną įdomų automobilį arba kad ir naujesnį, tai tikrai gali kreiptis Donato. Ir tikrai bet kada galite kreiptis, skambinti, rašyti ir tikrai bandysim padėti. Ir jo automobilis atsidurs čianai. O dabar tada, Donatai, dėkoju tau labai už ekskursiją, už pasakojimą, už istoriją ir mes gal dar su tavim nuvyksime į sandėlį, kur pamatysim dar projektus, kurie laukia savo eilės ir turbūt žiūrovom irgi bent jau vieną akį, taip sakant, parodysim, kokių projektų dar galėsim sulaukti netolimoje ateityje. Ačiū. Taigi atvykom į garažiuką, apie kurį aš ir minėjau video pabaigoje, tai labai norėčiau trumpai parodyti keletą modelių. SL-as, čia stovi 124 Mersas 3.4 AMG, tai kaip matot yra lipdukai AMG 3.4, 24, 200 kW, yra ženkliukai, varikliukas stovi, senesnio tipo, geri žibintai, karavanas šiaip labai smagus. Turime dar vieną Mercedesą stovintį, čia paprastas, nieko per daug įdomaus nėra. Čia įdomus Citroenas SM-as, tai kas nežino, tai čia yra pasakiškai įdomus Citroenas, gal kada nors apie jį galėsime parodyti plačiau. Tai įdomus faktas yra tai, dėl ko jis vadinamas Citroenu Maseračiu, tai kad jo variklis yra Maserati. Tai irgi tai labai įdomus automobilis, savo laikmečiu jisai buvo labai pranokęs tikrai konkurentus, turėjo žibintus reguliuojamus nuo vairo, visa pakaba hidraulinė, čia irgi matote pakabos hidrauliniai elementai, šiaip kaip variklio skyrių pasižiūri, tai atrodo tokia aukštoji matematika ir šiaip nustebėsi, kaip inžinieriai mėgo tokius automobilius daryti ir ištraukinėti. Toliau turime Ferrari, tai irgi labai įdomus automobilis, turintis Ferrari ženkliuką ir čia, kaip matote, turintis skylės monetam mesti. Tai va, čia gali monetą įmesti. Tai va, bet monetų nemetam, tai irgi automobilis laukiantis savo eilės. Irgi vidų galim pažiūrėti, tai toksai labai fotogeniškas, meniškas vidus. Tai šį tokius automobilius labai mėgstu, kai ateini į tokį apleistą sandėlį ir randi tiek daug grožio. Įdomus Mersiukas, jūs pasakytumėt, kas čia įdomus, yra 124 Mersas, kaip matote, yra priekyje pūsti sparnai, gale pūsti sparnai, bet turbūt pats įdomumas yra priekyje, atidarius variklio dangtį. Keliam, 1, 2, 3, opa! Ir mes turime 2JZ turbininį Toyotos variklį. Tai irgi pritaikytas, automobilis važiuojantis, sutvarkytas, tai irgi labai įdomus eksponatas ir labai įdomus pasirinkimas Mersiuko įdėti turbininį variklį į šį nuostabų 124 kėbulą. Kitas ne ką mažiau įdomus karavanas, laiko matęs, tai irgi su pūstais sparnais, 124 karavanas.
irgi žemas, sužemintas, su bodykitu. Didžioji dalis automobilių, turbūt visi yra atvykę iš Japonijos, tai japonai mėgo savo stilių. Porčiukas irgi su sėdynėm sportiniam, rūfo vairu, irgi šiek tiek matosi perdarytas, patobulintas, variklio skyrius yra irgi patobulintas, apdailos, bodykitas irgi toksai uždėtas, tiek priekiniai bamperiai, slenkščiai, galiniais bamperiai, tai irgi toksai matosi buvo darytas. Dar turime dar vieną 124 Mercedesą su AMG ratais, irgi geras, tinkamas variklis. Taigi nenustepkite, bet turime dar vieną 124 karavaną baltą. Tai irgi su pustais priekį sparnais, geras saloniukas, tai šiaip tikrai labai įdomus automobilis ir turime SL dalim. Tai čia galim būtų sakyti, tokį turime kaip tamsoj 124 Mercedesų tokią oazę. Ir vienas iš įdomiausių modelių, kuris irgi mano žiniom šiais metais vyksta dirbtuvės tolimesnė restauracijai, tai yra BMW, matote iš linijų galite atpažinti, kad tai yra Alpina E12, tai irgi saloniukas yra sėdynės, papildomi visi davikliai, čia vat yra papildomi davikliai, vairas Alpinas, salonas ir kiti visi aksesuarai. Tai bėgių svirtis, tai irgi šis automobilis šiais metais važiuos į restauraciją, tai irgi labai laukiu jo ir įdomu, kad tai yra turbininis variklis ir va čia matote galite paskaityti lentelį, tai yra Alpina B7 Turbo, tai yra VIN kodai, turbininis variklis, irgi visur Alpina užrašai, oro paėmimai, tai va tokį grožį galime pamatyti čianai. Kaip jum toks garažiukas, ar galėtume mes jį pavadinti lietuvišką Barn Find vietą? Tai pakomentuokit, kuris iš šių modelių jum patiko labiausiai. Vykom dar į vieną garažą, Donatai. Kapinės, automobilių kapinės. Tai jeigu mes ten galvojom, kad yra Barn Findas, tai čia vat yra tikrai toks Barn Findas, kur mažiausiai tikiesi rasti. Keletą žodžių gali papasakoti, matau pagrindė Mersai. Landsberginis, Sekas. Wow. Čia 500, ten stovi Kupas, irgi AMG. Aha, matau, 124 pasirodo, wow. 4 AMG. Ten Landsbergis. Pats prisimeni? Čia irgi Landsbergis 500. Bet irgi su AMG paketu. Supra, opa. Laukia eilės, kažkada pasikelsim. Čia turbininė su galu. Taip. Daužtų. Čia jau viena paskutinių, geras. Sandėjai kažkas tokio, ar 21 metai, ką mes dar turim. Ten, ką matau, Merciukas šiame 23, dar vienas Mersas, 24, čia GTO Pontiakas. Čia Pontiakas. O čia tarp europinių grožių ir japoniškos Supros legendos, ką Pontiakas daro? Aš pats nesivaizduoju, man šiaip neklaus manęs, ką iš čia reikia, bet taip pat turbūt ir numirs iš čia. Reikia dėti skelbimą ir kažkam atiduoti jį. Nes čia turbūt daug... Čia dar turim dar vieną Skylainą, kažkada važiavom su juo. O, geras. Feslapą. Feslapą? Darėm, bet nepadarėm. Irgi laukia kažko, jis laukia, ne pats nežinau, ko iš čia laukia. Nu, bet lankai yra, kėbulas yra, tai matau lempą fraudinę ant kapoto uždėtą, kur galim. Čia buvo varžybos naktinės dar vienas paskutinių Feslapė ir mum praskuro vamsdelis aušinimo, išbėgo antifrizas ir mes motorą užkaitinam. Bet motorą padarėm, tik nebesirinkom. Čia daug ką padarėm, bet gavos, kad jisai pasena ir morališkai, ir... Na ir laikas pasikeičia. Ir kaip ir gaunas toksai... Tai čia toksai kaip paminklas, to laikmečio turbūt prisiminimų paminklas, toksai, žinai. Tokia, jo. Gerai, ten dabar matau golfukas ir čia matau mano vieną iš norų, kada nors įsigyti GMC Taikūnas yra turbininis visureigis, kuris tuo metu ir Corvette turbūt ir daugumą Sportcarų lenkė. Plakatas buvo su Ferrari irgi, kad lygino su Ferrari, nepamenu, su kuriuo dabar Ferrari yra plakatas ir kažkur tai posteris esu matęs. Tai irgi šiaip, tikrai mažiausia, ką tikiesi rasti tarp vokiškų Mersų, šiaip tokiam Barn Find'e, tai mažiausia tikiesi GMC Taikūną rasti. Wow, geras. Kiek čia dulkių sluoksnių, ar čia senai stovi? Senokai jau, ne? Senokai, tie gal metai 5, 4, tikrai. Neatsidaro kapotas. Daro kažkur daryti, reikia atrasti kur. Va, čia, opa. Kapotų dar gan gražiau biškutį negu. Na, turbo. 4.3 turbininis variklis, wow, čia tai rimtas daiktas.
Ir tas dulkių sluoksnis, jis tiek žavesio priduoda, kur ateini, ten bamsiukas matau dar stovi, čia kemperis kažkoks stovi irgi. Ne, čia nais. Ai, čia, ne, bortinis. Aliuką, bet taip ir nusipirkau tą normalų gatavą ir irgi taip pat stovi. Tai ar Donatas sutiksi su manim, kad dažnai projektai, kai pradedi projektą daryti, jis užtrunka ilgiau negu tikiesi ir jeigu atsiranda vis naujesnių projektų, tai tuos projektai, kaip sakant, laukia geresnio rytojaus. Ir dar dalykas vienas, kad čia tos mašinas labai senai pirktos yra visos ir tada dar apsimokėjo jas tvarkyti, dabar daugumą jau net nebeverta tvarkyti jas ir tiesiog tada darosi jau tos, kas geresnės, išaugi pats jau nebedarai tokių praktiškai mašinų ir jos todėl ir stovi čia. Toks ir likimas. Paminklas, kaip sakant, laiko paminklas, tai bet smagu, tikrai. Tikrai išsaugosim, atkelsim, bet daugiau tai... Gal pamatysim skelbimuose, gal pamatysim kitose projektuose, tai tikrai dar kartą ačiū tau už ekskursiją. Prašom. Dar kartą dėkoju, kad parodėjai savo autoparką, dirbtuvės bei leidai mums pasidžiaugti tokiu įspūdingu reginiu, kur vienoje vietoje randi tokį kiekį automobilių su tokiu dideliu dulkių sluoksniu. Tai kągi, o jum ačiū žiūrėjusiem ir iki susimatymo kitam epizode. Iki.